Na, į pareigų sąrašą. Tikrai geras klausimas. Ir man atrodo, prieiti prie žaidimo temos apskritai labai verta per patį supratimą, kas vaikų gyvenime yra žaidimas. Ir vaikams žaidimas tai yra jų gyvenimas. Vaikai žaisdami mokosi, jie žaisdami tyrinėja, jie žaisdami kuria socialinės situacijas, jie žaisdami gydosi save, jie paleidžia emocijas. Iš esmės, vaikų gyvenime, ypatingai jeigu mes kalbam apie ikimokyklinio arba ankstyvojo mokyklinio amžiaus vaikus, jų gyvenime praktiškai viskas vyksta per žaidimą. Tai turime suprasti, kad tas žaidimas vaikų gyvenime yra labai labai svarbus. Dabar atsakant į klausimą, ar yra tėvų pareiga žaisti su vaikais, tikriausiai vėlgi atsakymų prieimų prie šito klausimo gali būti įvairių. Kai mes suprantame, kokia yra žaidimo reikšmė vaikams, tai mūsų